Tiesiog filmuojam viską, išsikarpys žmonės. Here we go, satellite radio, y'all getting hit with the boom, boom. Beat so big, I'm stepping on leprechaun, shitting on y'all with the boom, boom. Įkvėpė tai greičiausiai prosenelė, nes nuo mažens pasakojo apie medicinos darbą, nes pati buvo slaugytoja Kauno klinikose. O tada tiesiog atsitiko toks įvykis mokyklai, pradiniai, 3 klasėje, kada klasiokas tiesiog nukrito per kūno kultūros pamoką, truputį nusibrozdino, o aš turėjau jau kuprinį vaistinėlę, kurią kažkodėl nevalingai įsidėjau, mane davė senelis. Ir po to kažkaip kilo mintis, kad reiktų nešiotis tą vaistinėlę, nes tiesiog patikdavo padėti žmonėm ir patikdavo tas ačiū. Ir iki šiol tą vaistinėlę, tik tai biškelį kitam formate, jau didesniam, didelė raudona tašė, keliauja su manim į mokyklą. Kantrybė, empatija yra labai svarbu, komandiškumo jausmas. Supranti, kad situacijoje nesi tu vienas ir tu vienas visko negali padaryti, o turi tartis ir derinti su kolegomis viską. Tvirti nervai, pasitikėjimas savimi, aišku, nereikia jo per daug, bet jisai turi būti, nes jeigu susikaustysi kvietime, tai bus nei tau gerai, nei pacientui gerai. Įkvėpia žmonių padėkos. Įkvėpia žmonių padėkos. Kur tu matai, kad tu iš tikrųjų padėjai žmogui, kad tu gali padėti žmogui ir atlikęs tam tikrus veiksmus tikrai padedi. Ir tas įkvėpia, varo tave toliau, arba matai, kaip žmogui tiesiog akise jisai nori tau padėkoti. Jisai savo žvilgsniu, savo padėką padėkoja už darbą ir tai yra didžiausia paskata. Čia yra, aš manau, kad įgūdis. Pradžiai, aišku, būdavo sunku nestresuoti ir dabar labai daug streso būna, bet tu save stengiasi suimti, įkvėpti, iškvėpti, supranti, kad ta komanda, su kuria tu atvykai ir tu esi ta pagalba, kokio žmogus tikisi ir tiesiog stengiasi šaltai reaguoti ir viskas. Taip, nes aš nežinau, kad aš ją gausiu tą nominaciją, man paskambino ir pranešė, kad aš jau nominuotas, iki šiol nežinau, kas pranešė, kad turėčiau gauti tą nominaciją, pretenduoti ją, bet sakė greičiausiai, kad tai yra iš darbo aplinkos žmonės. Ir tiek, aišku, labai nustebau, nesijaučiau aš, kad ten labai kažkokiu žygdarbiu esu padaręs, tiesiog priėmiau tai kaip tą pačią padėką ir paskatą tiesiog už darbą. Pirma, reikia išbandyti. Pirma, reikia ateiti, pasavanoriauti, pamatyti. Kai kurie būna žmonės ateina pasavanoriauti ir supranta, kad po pirmo kvietimo, kad šitas darbas ne jiem, o kitus taip užkabina, kad jie visą gyvenimą likusi ten ir dirba.